Sveiki! Šiame video mokysimės taisyklingai kvėpuoti. Turbūt jeigu esate buvę jogos pamokoje, esate girdėję apie taisyklingą kvėpavimą. Dažnas mokytojas pristato taip kaip kvėpavimą pilvu ar diafragminį kvėpavimą. O šiandien ties kvėpavimu, kuriuo fokusuosiuos aš, yra kvėpavimas 360 laipsnių. Kvėpavimas, kuris yra kvėpavimas visų kūnų. Tai kvėpavimas su mūsų šonkauliais ir į visas puses. Tai irgi yra diafragminis kvėpavimas, naudojant diafragmą, tik ne tiek, kad oras yra siunčiamas vien tik į pilvą ir pilvas tik tai išsipučia, bet išsiplečia visa juosta aplink šonkaulius ir pilvą. Taigi geriausias būdas atskirti ir pastebėti savo kvėpavimą, tai yra atsigulus. Taigi gulamės ant nugaros, ant kieto stabilaus paviršiaus, tai gali būti jogos kilimėlis. Stebėkite savo nugarą, kad visa nugara liestusi su kilimėliu. Tai jeigu matote, jaučiate, kad nugara yra šiek tiek išsirietusi, priglauskite apatinę nugaros dalį prie kilimėlio. Ir dabar akimirką užmerkiame akis, kojos sulenktos, pėdos tvirtai remiasi kilimėlį, smakras šiek tiek link krūtinės, uždėkite vieną ranką ant pilvo, o kitą ranką ant krūtinės. Ir akimirką tiesiog pastebėkite savo kvėpavimą, savo natūralų kvėpavimą. Pastebėkite, ar labiau pakyla pilvas ar krūtinė, kai įkvepiame. Nebandykite suvaldyti savo kvėpavimo dabar, tik mes stebime mūsų natūralų kvėpavimą. Užmezgame taip ryšį su savo kūnu. Pajaučiame įkvėpimus ir iškvėpimus. Tiesiog stebime savo kūną. Dabar pradėkite siųsti savo įkvėpimus į savo pilvo dalį. Jauskite, kaip pilvas pakyla ir nusileidžia iškvepiant. Kvėpuojant pilvu, mes kvėpuojame su savo diafragma. Įkvepiant diafragma leidžiasi žemyn ir taip išsipučia mūsų pilvas. Masažuojami mūsų pilvo organai ir iškvepiant pilvo organai sugrįžta atgal į savo vietą. Ir dabar uždedame rankas ant mūsų šonkaulių, ant šonus, ties kūno šonais. Ir dabar bandykime kvėpuoti į savo šonkaulių šonus. Pajuskite, kaip šonkauliai išsiplečia ir nusileidžia. Jauskite, kaip pakyla jūsų rankos ir nusileidžia. Krūtinė lieka stabili, nejuda. Išsiplečia šonkauliai ir vėl nusileidžia. Dabar uždėkite rankas ties savo nugarinę dalimi šonkaulių ir siųskite kvėpavimą ten.
Pajuskite, kaip visi jūsų šonkauliai išsiplečia. Didesnis nugaros plotas susiliečia su grindimis. Jį iškvepiant sugrįžta. Pastebėkite savo kvėpavimą. Pajuskite savo kūną, kaip visa dalis aplink juosmenį išsiplečia, kai įkvepiame ir sugrįžta atgal, kai iškvepiame. Kvėpuokite nosimi, per nosį įkvepiame ir per nosį iškvepiame. Iškvėpimai lėti, ilgesni negu įkvėpimai. Leidžiame rankas ir iš lėto pakylame į sėdamąją pozą. Ir dabar pastebėsime savo kvėpavimą atsisėdus. Ir irgi uždėkite rankas ant savo šonkaulių. Ir pajuskite, kaip išsiplečia. Ir atskirkite būtent tą momentą, kai kvėpuojame pilvu, pučiasi ne tik pilvas į priekį, bet plečiasi visa dalis aplink šonkaulius. Nes jeigu mes kvėpuosime tik pilvu ir, pavyzdžiui, atliksime pozą ar sportuojant, kur reikalingas mūsų pilvo presas, mūsų kūno branduolio raumenis. Ir tuomet mes pamesime tą kvėpavimą pilvu ir mūsų pilvas negalės taip gerai išsipūsti ir sugrįžti atgal. Todėl, kai aktyvuojam savo visus raumenis, pavyzdžiui, lentos pozicijoje, mes galim laisvai kvėpuoti ir nebus taip, kad mes sulaikysim tą savo kvėpavimą. Galima net dabar pabandyti. Perinam į lentos pozą. Ir pabandykite dabar kvėpuoti tik tais pilvu. Iš karto jaučiam, kad raumenis bando atsipalaiduoti ir nebėra taip lengvai išlaikyti šios pozos. O kai, pavyzdžiui, kvėpuojame į savo šonkaulius, mūsų kūno branduolio raumenis lieka aktyvus, mes jų nepametam, bet taip pat ir išlaikome savo taisyklingą kvėpavimą. Taigi, skirkite dėmesio dienos bėgyje, pastebėti savo kvėpavimą, pastebėkite, kuria kūno dalimi kvėpuojame, ar krūtinė, ar pilvu, ar visų 360 laipsnių aplink kūną kvėpavimu. Ir taip palaipsniui su praktika mūsų kūnas išmoks ir perims taisyklingą kvėpavimą, kaip mūsų natūralų kvėpavimą. Taigi, linkiu Jums gero kvėpavimo ir iki.